Sveiki! Jūs žiūrite vaikų kanalą. Šiame vaizdelį išpakuosime 5 mergaitiškus pakelius su siurprizu. Littlest Pet Shop, Fili, My Little Pony, Lalaloopsy ir Squinkies. Pradedam? Pradėsime nuo Littlest Pet Shop. Viduje šarvuotis. Kas galėjo pamanyti? Koks mielas. Jis žalias, beveik neoninis, turi 2 mažas kaip kiškio ausytes ir ilgą uodegą. O vieną jo galvos šoną puošia auksinė palmė. Antrasis pakelis – Fili Vici. Tokio dar neturėjau. Kaip įdomu. Ant nugarėlės parodytos visos figūrėlės šioje kolekcijoje. Skrajutė. Joje pavaizduotas visas Fili raganų kaimelis. Čia yra pilis, malūnas, vandens bokštas ir taip toliau. Arkliuko kortelė. Gavom kadabrą. Ji ypatinga, viena iš magiškųjų dvynių ir gyvena pagrindinėje pilyje. Ir pats arkliukas. Kadabra dėvi baltą apsiaustą ir skrybelaitę, kuri šviečia tamsoje. Atrodo tiesiog nuostabiai. Ir kiek daug spalvotų kristalų puošia skrybelaitę. Trečiasis pakelis – My Little Pony. Ponio kortelė. Ponio vardas Diamond Mint arba deimantinė mėta ir kaip čia rašo, ji mėgsta gėlėmis puoštis plaukus. Ir pats ponis, arba tiksliau vienaragis. Koks mielas mažas ragutis. Ji mėlynos spalvos, turi violetinius karčius ir uodegą, o jos šoną puošia 3 deimantai. Ketvirtasis pakelis – Lalaloopsy. Skrajutė. Kitoje pusėje galima klijuoti rastas lėlytes atitinkančius lipdukus. Ir lėlytė. Raudona su 2 juodomis sagomis vietoje akių. Labai šauni. Paskutinis pakelis – Squinkies. Ant pakelių nugarėlės parodytos visos figūrėlės, kurias galima rasti šiuose pakeliuose. Man patinka, kad šiuose pakeliuose būna net 2 žaisliukai. Pirmojoje kapsulėje mielas kūdikėlis. Labai tiktų būti Barbės kūdikėliu. Ir koks mielas. Antroje kapsulėje maža mergaitė. Labai primena Sofiją pirmąją, ar ne? Jėga. Šiandien tiek. Jei jums patiko šis vaizdelis, nepamirškite paspausti like ir prašau apačioje parašykite, kokių vaizdelių dar norėtumėte matyti. Būčiau labai dėkinga. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki! Čia galite matyti kitus vaikų kanalo vaizdelius.